Arnai, karjeros turbūt rungtynės, įspūdinga pergalė. Kokios emocijos dabar verda? Taip, tikrai buvo labai nervingas mačas, daug emocijų, jau gale norėjęs tiesiog greičiau baigtas varžybos uždaryti, bet jie vis pataikydavo tritaškį, vis kažkas, tai džiugiuosi, kad susimetėm kiek išeina tų baudų ir važiuojam su pergalę. Kas buvo svarbiausia, kad neleidot latviams perlaužti rungtynių, nes antram kėlinyje atrodė, kad jau prisivijo ir tuoj perlauž, bet vis dėlto iniciatyvą išlaikėte iki galo? Na, nežinau, tas krepšinis toks žaidimas, kad vieni padaro spurtą, kiti padaro spurtą, tai reikia tiesiog laikytis savo žaidybinio plano, tikėti to, ką darom, daug keitėmės gynyboje, tai tikrai gavo ir Porzingis daug subukų, vis baudų prametė, tai gal ir jie kažkiek nesusimetė tų metimų žaidimo eigoje, tai tiesiog džiaugiuosi, kad viskas pavyko į mūsų pusę ir kad visi sustojom kaip komanda. Arnai, fantastiškas pasirodymas. Atrodo, kai Rokas iškrito, truputėlį tokie buvo sutrikę, bet šiandien kaip komanda tiek tu visiškai perėmė tą Roko rolę ir sustovėjai tiek ties asistais, tiek ties kūryba. Kaip galėtum paaiškinti savo tokį pasirodymą ir kiek galbūt treneris akcentavo, kad tau reikės dabar imtis savo vaidmens? Na, nežinau, aš visą sezoną žaidžiu tokioj pozicijoje, kad reikia žaisti galus, išžaidinėti svarbiausiais momentais, tai tikrai buvo daug tokių varžybų sezonų, tai jaučiausi užtikrintas. Realiai mano tokiai roliai esu labiau pripratęs ir kai tiesiog man neleidžia žaisti, žaidžiu geriau, tai tiesiog buvo tokia akimirka, kad reikėjo užpildyti Roko galus, nes tikrai darė labai didelę dalį, gaila dėl jo, bet tiesiog smagu, kad atsiranda daugiau galimybių kitiem ir tiesiog reikia kažką mes pasimti, tai buvau reikiamą metu, reikiamą vietą. Arnai, jaunimo krepšinį buvai absoliuti žvaigždė, vyrų krepšinį, vyrų rinktinėje galbūt to pozicijoje buvo įvairių žaidėjų ir negalėjai atsiskleisti, dabar gavai tą šansą. Kiek smagu vėl žibėti ir jau tarp vyrų to ryškiausiai scenai? Na jo, tikrai buvo daug metų, kai lyg visi ir nurašė, nežiūri į mane, taip toliau, bet viskas gerai, aš dirbau visus tos metus, sportavau ir nežinau, aš jaučiuosi, kad aš esu geras ir kad galiu žaisti krepšinį, tai kai kuo daugiau žmonių blogai šneka, gal tiek, žinai, to vidinio pykčio daugiau, vidinės energijos ir motyvacijos būti geresniam. O šiaip kokių psichologinių savybių reikia turėti, kad tu galėtum iššaut gavęs tokią progą, nes šiaip anksčiau tokių progų daug nepasitaikydavo tam? Tai nežinau, ar psichologinių, ar tiesiog reikia be galo tikėti savim. Tikrai daug kas šneka blogai, bet žinai, reikia tiesiog turėti savo kažkokį vidinį požiūrį, vidinį balsą, žinai, kiek įdėti darbo, stengtis. Tai aš tiesiog gal Lietuvoje nežaidžiau, bet žaidžiau užsienį ir tikrai anas sezonas buvo man labai geras ir žaidžiau tokiuose pozicijose, kai reikėjo žaisti galus ir uždavinėtas varžybas. Tai nežinau, tiesiog jaučiausi savimi, ypač pradžioj ir tikrai buvo smagus momentas užkurti tą spurtą pradžioj. Labai daug rando ant galvos. Pirmiausia, skaičiau 4 minutės, aš buvai Rūbinėje, dėl tvirčio išbėgus. Kaip atrodė tas 4 minutės, kaip viskas vyko? Susinervavau, kad prakirto galvą ir tas kraujas pasipylė, turėjau išeiti iš varžybų, nes tiek buvo labai svarbus momentas tam trečio pradžio. Bet nubėgom greitai Rūbinę, pasakė, kad siūti dabar nereikia, tiesiog aprištą galvą. Gal atrodo juokingai, bet ką, man nesvarbu buvo, norėjau greičiau į aikštelę grįžti. Kažkokių epitetų sulaukėjai dėl tokios išvaizdos? Tai nebuvo dar kada, bet tai aišku. Karusa? Karusa, jo, girdėjau, kad ten visokių susigalvoja. Arba Bold Mamba. Ar ne, prieš 2 dienas džiaugiaisi lankais šitais, negi tikrai toks didelis skirtumas, pirmi 3 metimai iš toli? Tikslų? Ne, nežinau. Gal aš kalbėjau, kad kai mes draugiškai žaidėm, ten buvo tokie keistoki lankai, tai man tas nepatiko, bet dabar kaip ir standartiniai, tai tiesiog mečiau metimą ir tiek. Kiek malonu apskritai pačius latvius nutildyt, nes vis tiek jie save favoritais laikė, daug apskritai kalbų buvo prieš šias rungtynes ir kiek apskritai smagu. Tai jo, mano komandos draugas būsimas prisibazarino, tai kai tą pamačiau, tai tikrai toks kaip buvo spyris į užpakalį man, kad nepaleisti tokios progos ir dažnai neatrodo grįžtum dabar į Klaipėdą, tai jo, linkėjimai jam, kad galės pats, žinai, sekmadienį apsilankyti. Klaipėdoj bus kalbų jau turbūt. Kaip? Klaipėdoj bus kalbų, kai sezonas prasidės. Ne, čia dabar tiesiog gulinčio kaip ir nenori spardyti, tiesiog džiugiuosi už Lietuvą.